Mano gyvenime kaip kultūros darbuotojo ir renginių organizatoriaus man su Laimonu Noreika teko susipažinti net ir matyti jo koncertus net 4 kartų. Dažnai jis būdavo įvairiose šventėse miesto kultūros rūmuose, skaitydavo savo poeziją, kadangi jis per 20 programų buvo paruošęs tiek apie Marcinkevičių, Salomėją Nėrį, Maironį ir filmavęsis daugumos filmuose, Kijevo kino studijos filmuose, vaidinęs pačiuose žymiausiuose spektakliuose, kurie buvo statomi Vilniaus akademinėme teatre. Laimonas Noreika buvo nuostabus skaitovas, paruošęs per 20, kaip minėjau, programų įvairiausių. Ir šias programas, iš šių programų paprašiau šiame vakarėlyje perskaityti pačios žinomiausius eilėraščius. Čia skambės ir Vaičaičio, ir Maironio, ir Marcinkevičiaus eilės. Ir gaila, kad filmas pasibaigė ir dar Noreika skaitė mums Salomėjos Nėries, mums mažai žinomus eilėraščius. O gaila, kad mes šitą neįamžinome. Mums pritrūko laiko kameroje. Tačiau labai maloniai pabendravome. Abu jie, drąsiai galiu sakyti, ypač Virgilijus Noreika yra šiaulietis, o Laimonas Noreika yra gimęs Joniškyje. Taip, jie, kiek žinau, yra vieno tėvo, bet skirtingų mamų. Bet jie yra broliai. Pažiūrėkime nuostabus eilės skaitomos Laimono Noreikos. Tad su malonumu pristatau teatro, kino ir poezijos patriarchą, legendinį Laimoną Noreiką. Aktorius nutarė kalbėti be mikrofono, nes... Aktoriui kalbėti mikrofoną yra įžeidimas. Mikrofoną reikia estrados dainininkam, kurie balso neturi. O aktorius be balso tai nėra ko eiti į teatrą. Iš vis scenoje nepastatysi mikrofoną. Šiauliečiai šiauliečiams. Taip. Ja mes su Virgilijum Noreika 2 kartą, nežinau prieš kiek, gal prieš kokius 5, gal daugiau metų, Filharmonijos salė lyg tai buvo tokia, mes tenai turėjom bendrą vakarą. Ir pirmiausiai aš noriu pasakyti, labą dieną Šiauliams. Labą dieną Šiauliams vaikystės miestų. Svajonių miestui, mokslo miestus, siekimo miestui. Ir noriu poetinį žodį pasakyti Šiaulių miestui Justino Marcinkevičiaus. Vakarinio dangaus šviesoje, koks gražus tavo veidas gimtinė, atsiklaupk ir tylėk. Tegul ši erdvė prisipildo tavęs, nes tokia yra meilė. Per širdį eina šaukdamas kraujas. Gimtinė, likimo lopšy, tavo tikslo ieškojau nerasdamas. Vieversio lizdas arimų platybėse tu. Kaip gera žiūrėti į žydinčią obelį, miegantį vaiką ir į tavo akis ūkanotas. Bet ieškau gėlės, kuri man primintų tave, kurioje visą laiką skambėtų vaikystėje. Ir vakaras šiltas, miegūstas. Štai laimė turėti gimtinę,
virš mano galvos pasilenkusią. Iš čia mano žodžiai, o mano žodžiai, kaip tvarsčiai prilipę prie tavo žaizdų. Nežinau, ar pasakiau, kad tai yra Justino Marcinkevičiaus eilėraštis. Dainos gentinės, meilios, gražios, dailios, vėl bus mums linksma ir gerai kaip rojui. Daina prasalgins vargelius artojui. Daina parodys, kur tikra teisybė. Daina prabudys meilę, prašvies protą, nes iš aukštybių ji tam yra duota. Kas tik tai daina, kaip reikiant suprata, tas dainoj mato teisybę ir cnatą. Dainas dainuokim, mūsų tai patieka, dainuose mūsų gyvastis ir spėka. Kas nedainuoja, tas dūšią užmiršta, tas tyloj savo besmerčio numiršta. Nugi gražus eilėraštis. Pasirašinėdavo Miglovaro slapyvardį. Jo eilėraščius neždavo, į Prūsiją veždavo, spausdindavo ir slapta atneždavo knygnešiai, ką mes puikiai žinom. Ir baisiai malonu, kad tas žmogus yra šiaulietis. Tai dabar 19 amžius baigėsi ir riba tiltas. Maironis, ne juokas. Ten, kur Nemunas banguoja, tarp kalnų lankų, broliai vardiniai dejuoja nuo senų laikų. Ten močiutė užlingavo raudomis mane, į krūtinę skausmą savo liejo nežinia. Girios ūžiai ten minėjo praeities laikus, kad lietuvis netikėjo, jog belaisvių bus. Ten apleistos pilys griūva ant kalnų aukštai, milžinų ten kaulai pūva, verkia jų kapai. Ten užaugau, iškentėjau, aš kančias visas ir pamėgau, pamylėjau vargdienių dūmas. O tos dūmos vargdieniniais griaužia kaip kada, tartum rūdys geležiniais, amžina žaizda. Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, liūdna ir skaudu leisdami gandą, vėl paviliojo auką kapai, diena į dieną tiek jų atranda. Kiek tai nuėjo taisiais keliais, žemės troškimams vos tik užgimę, su idealais, su sopuliais, amžinų miegų karste nurimę. Kur jie šiandien, kur ta minia, tie milijonai amžiais išmirė, ar atsikvėpę vėl krūtinę, kelsi kūnais, kaulais subirę. Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, liūdna ir skaudu skleisdami gandą, vėl paviliojo auką kapai, diena į dieną tiek jų atranda. Irgi ant mano kapo duobės, gal nebus žilgo, gal netikėtai, rekviem liūdna varpas skambės, sergėt paliepęs nakčiai žvaigždėti. Skamba ir žvanga, gaudžia varpai,
liūdna ir skaudu leisdami gandą, vėl paviliojo žmogų kapai. Diena į dieną tiek jų atranda. Kodėl man tas eilėraštis patinka? Beveik vyskupas, prelatas, kunigų seminarijos rektorius. O sako, ar atsikvėpę vėl krūtinę, kelsis į kūnais, kaulai subirę. Tokio masto kunigas išdrįsta atvirai suabejoti. Bet tai žavinga, nesvietiška. Gerai, daugiau Maironio nebeliečiu. Maironį galima irgi visą vakarą vien Maironį skaityti. O dabar Vincas Mykolaitis Putinas. Dvi saulės. Kai saulė, jaunystė, skaidrę karštą saulę, nešiojau savo širdyje, tą kitą saulę. Dangaus liepsnuota saulė, kur dieną nuo nakties šviesos ir šilmos atsėjęs rautais, niekinau. O šiandien, kai širdyje ir šalta, ir tamsu, ir naktį nuo dienos atskirti nebemoku, aš į dangaus ugninę saulę tiesiu maldaudamas rankas. O tu, kurios aš šilumą ir šviesą jaučiu kiekviename būties krisle, apšviesk ir mane, sušildyk ir mane, kad vėl kaip andai degčiau ir liepsnočiau, ir kad yra naktis, žvarbi, niūri, kaip andai nežinočiau. O ji atsakė man, jei tu savy savosios saulės neturi, aš veltui šildyčiau ir šviesčiau. Širdį vis tiek glūdės naktis, žvarbi, niūri. Pasigėriau ir apsvaigau, kai šitoje glostančio rudenio saulėj tave prie krūtinės laikau. Tavo akys pagunda miglota, o lūpų taurė pilna vyno, raudonų svaigaus, paniekins ir valią ir protą, kas to vyno iš jos paragaus. O aš noriu ragauti, apsvaigti ir mylėti. Tegul glosto tą rudenio saulė drungna, ateis greit naktis, skliautai žvaigždėti. Iš kurgi ta ašara? Ak, kad taurė būt pilna. Iš knygų, nors mokytas ilgai, aš melstis nemoku. Nei Dievo prašyti, nei Dievui dėkoti, parpuolęs ant kelių nemoku. Bet tęsti tokių valandų ypatingų, kada nežinai, nei iš kur, nei dėl ko, krūtinė užlieja toks giedras ramumas ir toks palengvėjimas, kad nejučiomis kartoji tą vieną vienintelį žodį. Viešpatie. Viešpatie, viešpatie. Šalin, nemėgstu užglebimo,
nemėgstu stuburo lankstaus ir nuo kiekvieno palaižūno abuoja panieka dangstaus. O pats esu tokioj pagairiai, kaip vėjo blaškomas žilvitis. Kaip sunku palaužti širdį, čia vėl maištauti, čia lankstytis. Ir aš savęs nebekenčiu, kaip to niekingo palaižūno. Bet būk man, drauge, atlaidus. Many tu nuožmus priešai tūno. Aš šiandien einu kaip keleivis į šventąją žemę tylus piligrimas. Gimtiniai šilainėm ir kloniais, laukais ir arimais. Suskaudo pavargusios kojus, rūsčiai apsiniauki kakta, tačiau nepames savo tako gumbuota lazda. Aš temstančio vakaro prošvaisčių ir rytmečio paukščių čiulbėjimo ir meilės saldžių pažadų anądien buvau paviliotas ir mirtį neigiau. Ir gyvenimą sveikinu. O štai jie būtų, kaip brolis ir sesė viens kitą apglėbę bučiuojas. Jie lydi mane gimtinė šilainėm ir kloniais, laukais ir arimais. O aš, kaip tylus piligrimas, nešu savo širdį neramę į žemę, į šventąją žemę. Tam paukščiui čiulbėti vis tą pačią dainą per visą dieną, kaip nenusibausta. Tačiau be šito paukščio, kas mane paguostų. Ir man per dieną širdį spaudžia vis tas pats maudulys. Ir aš jaučiuosi toks bejėgis, jo išplėšt negalys. Čiulbėki mano paukštį, vis tą pačią dainą per visą dieną ir nepalik manęs su mano mauduliu vienu. Dabar galim pailsėti truputį. Maestro, kviečiu arbatos, maestro. Kviečiu arbatos įsėdė. Padarykim 5 minutės per traukėlį. Galim gerti arbatą ir kalbarašą klausimą. Tai aš jums noriu pasakyti. Netikėkit tų pasikalbėjai, tais pasikalbėjimais. Ar bet kokį klausimą mano atsakymais iš mano patirties, ar gali prilygti Putino eilėraščiams. Tai gaila laiko gaišti pliurpalui, kada yra stebuklingos poezijos. Man atrodo, kad tikrai juk ta mūsų poezija yra stebuklinga. A, jau įtikinot? Jau įtikinot. Ta proga centrinę žvakelę uždegu poezijai. Sutinkat? Prašau, nors ir visas. Ne, visos bus uždegtos, paklausęs jūsų dar kitą klausimą. Antroji žvakelė bus uždegta už tuos režisierius, su kuriais jūs bendravote. O 60 metų bendrautam. Nu, aišku, yra pagrindiniais, kuriais teatre. Henrikas Vancevičius, aš visą kelią su juo praėjau nuo pat 47 metų lygi šios dienos. Paskui aš 4 metus važinėjau Europą, net Ameriką, ir Pietų Ameriką, ir Kanadą, ir Šiaurės Ameriką su Eimontu Nekrošiu. 3 seseris vežiojo. Nuostabus režisierius. Ir dabar 2 metus aš. Ir
dabar dar aš esu Koršunovo teatro artistas. Dabar galim tikrai aplėti aplodismentais. Jums reikia. Aš vaidinau, reiškia, jo tam dviejose veikaluose. Oidipas karalius yra. Reiškia, aš vaidinau piemenį to karaliaus. Ir su lazda man jau iš ligoninės atvažiavau su lazda ir suvaidinau ir atbėgo Koršunovas, apkabino mane, važiuoja ir sako, su lazda dar geriau tam seniui. Tai aš dar ir vaidinsiu, bet atsidarys sezonas ir vėl vaidinsiu. Tai vat, kad aš dar neišeinu iš teatro, nors pamiršau. Ponas Laimonai, dabar trečia žvakelė. Už tuos aktorius, pačius nuostabiausius, talentingiausius jūsų gyvenimo kelyje. Dėkui. Liks prisiminkit, prašau. Savo partnerius. Taip. Jeigu aš pasakysiu, Beatričė Grincevičiūtė. Dainininkė. Mes dueto ne kartą nesame sudainavę, bet apie 200 kartų aplink Lietuvą važinėja kartu. Aš skaitau, įdainuoja. Tai buvo toks partneriavimas. Aš turėjau tokį džiaugsmą ir tokią mokyklą. tą santykį žiūrovą, tą pagarbą begalinę, darbštumą tos žmogaus ir talentas jos. Juk jin dainuoja be akompaniemento, dainelės, o balselis tik tiek jo yra. Bet negali tą pačią dainą kiekvieną vakarą kitoj vietoj mes. Ir klausau, kad pirmą kartą girdžiu. Stebuklas buvo. O paskui dar antrą. Tokia stebuklinga. Tai buvo Monika Mironaitė. Mes irgi, jinai išėjo prieš 4 metus, prieš 3,5. Mes kai tik prieš mirtį aprokavom, kad mes 40 metų kartu pradirbom. Aišku, čia reto talento žmogus. O paskui, jeigu jums filmuose, aš neatsimenu, jūs atsimenat tokią Liudmilą Čiursina. Va, tai su Čiursina aš turėjau 2 filmus. Paskui Jurij Jakovlev, nuostabus artistas. Lev Durov. Paskutiniai jau filmai jau buvo po nepriklausomybės, aš jau buvau nusifilmavęs ir paskui gaunu pakvietimą, važiuok į Maskvą, filmo premjera. Ir ten su Durovu, su Džichakarjanu vaidinom ir mes sulipom į kino namuose, didelė milžiniška salė, prieš ekraną sustojau ir režisierius pristato kiekvieną artistą. Pristatė, sako Laimonas Noreika, reiškia, pirmas vaidmuo, Nikto не хотел умирать в домовой. Pradėjo plot publika. O staiga Lev Durov, jis pusę mano ūgio, mes stovėjom kartu šalia. Jis sako, эй, ты, иностранец! Сако, ты еще любишь меня? Сако, Лёва, люблю. Постой, я ведь русский. Сако, Лёва, ты представь себе, что тебя даже русского люблю. Bet tai nuostabų žmonės, ta Čiursina, Smirnova, dar lygė Smirnova, karo metų primadona buvo visi seni filmai jos. Taigi, pats maestro ir atvedėt prie to klausimo, dėl ko aš dabar norėčiau uždegti štai kitą žvakelę. Taip, yra arbatėlė, taip, prašau. Papa, ne taip, aš šitaip mes pabandykim. Klauskit konkrečiai, aš nesuprantu, kas yra. Na, apie tą, kurią buvote įsimylėję, ar jaunystėje, ar šiais laikais. Na, tą, kurią lygdavo palydėti namus. Niekad gyvenime nesu turbūt pasakęs myliu. Kodėl? Aš jums pasakysiu, man atrodo, kad kai myli, tai žodžių nereikia.
ar myli, ar nemyli. Tai kad va, myliu, aš myliu. Bet yra tas subanalinis, tam iš to meilės darai tokį, žiūrėkit, aš myliu tave. O da, kada ant kiekvieno kampo tam myliu ir laižu stovėtume visur gatvę. Nu, Dieve mano, tai kodėl tu turi išnešti tą savo meilę ant visos vietos ir negerbt meilės? Juk čia nėra pagarbaus. Čia pachazucha rusiškas gerai žodis yra. Pagalvokit, aš myliu, matot, aš myliu. O mano uošvis, kai mirė, tai mano žmona... Kas jį buvo, pasakyti. Justas Paleckis. Tai mano žmona atvertė jo dienoraštį ir jisai rašo, kad Sigita, reiškia mano žmona, ir Laimonas, kaip šuo su kate, ėdasi, bet šeima tvirta. Aš kaip mano žmona buvo laiminga, aš ir dabar atsimenu. Tugi tai nuostabu. Reiškia, yra gyvenimas, kiekvienas turi savo tiesą, kovoji, tai rodinėjai, tu durnas, tu kvailas, ir nesakai, tu mano meilė, tu kvaila. Nesakai, tu durna, tu beprotė. Juk taip. Bet šeima tvirta. Ne nuo meilės žodžių. Ne nuo meilės žodžių. Duokit dar patys. Už tą nuostabų kūrybinį darbą jūsų, tiek teatre, tiek kine, tiek poezijoje, ar jums teko jau sudėlioti lentynėlės? Kiek filmų, kiek spektaklių, kiek poezijos vakarų? Be mano sudėliojimo rokojama yra specialūs žmonės, kurie apskaičiuoja, kiek spektaklių buvo, kiek vaidmenų. Tie daviniai yra, nereikia man to daryti. Pavyzdžiui, yra kino leidinys. Atsiverčiu, straipsnis apie mane. Galvoju, ačiū Dievui. Visi mano filmai surašyti. Net įsižiūrėjęs, aš jau užmiršau, kad aš tame vaidinau. Bet yra. Nėra ko man to suvedžioti tas sąskaitas. Bet to aš esu pagal savo dienoraščius išleidęs 3 knygas. Ogi ten viskas yra tose knygose. Jau šiandien prisipažinote per 20 programų poezijos. Galiu išvardinti kokius poezijos. Prisiminkite. Čia yra jau pas mane net 4, ar ne? Iš lietuvių poezijos ir Justinas Marcinkevičius. 3 programos Justinui Marcinkevičiui po 1,5 valandos. 3 programos Vincui Mykolaičiui Putinui irgi po 1,5 valandos. Daukantui 19 amžiaus spaudos draudimo programą. Adomas Mickevičius, Marcelijus Martinaitis, Maironis, Janonis. Apie Janonį galiu pasakyti. Mane dažnai klausia, ar tave privertė Janonį? Sakau, kodėl turi privertė? Nu, kad jis proletariato poetas. Kiekviena kultūringa tauta turi savo proletariato poetus. Štai kiekvienoj tautoj yra nuskriaustieji. Socialinės nelygybės visose kultūringiausiose tautos. Ir visada atsiranda poetai, kurie gieda jų vargus. O tai buvo 21 metų vaikinas, berniukas. Būdamas 14 metų, jis parašė pirmą eilėraštį. Prozą, tai paklausykit. Ponuli, duok man duonytės. Žmogau,
žmogus ne vien duona gyvas. Teisingai, ponuli, tai podraug duok man ir mėsytės. Klausykime, taigi, fantazija, taigi čia viršūnė. Vaikas 14 metų, nepripumpuotas, nepadarytas. Iš jo padarė mūsiškai revoliucijos šauklį. Jis negalėjo būti šauklį. Jisai buvo 21 metų, kai mirė. Tai yra tokios pagarbaus vertas žmogus. Aš mokiausi Šiaulių berniukų gimnazijoje, o dabar ta gimnazija yra Janonio. Ir tai reikėjo atlaikyti tą vardą, jį norėjo panaikinti. Ko jis nusikalto? Reikia gerėtis tuo žmogu. Ne, Mačernis neteko pažinti. O dabar aš perskaičiau Putiną, kai aš paskaitysiu 2 eilėraščius Mačernio. Kodėl aš prie Putino jį už tai, kad Putinas buvo jo profesorius ir Mačernis didžiavosi tuo, kad Putinas jį palaikė ir pagyrė studentų buvant. Tai va, 2 maži eilėraščiai. Netimk į Dievę iš manęs sklidimo teisės. Noriu pats surasti tavo kelią. Lyg tavęs gal taip ir niekad neprieisiu, bet aš noriu pats patirti, kaip gelia klaidoje širdis. Aš baisiai noriu nusidėti ir palikti tuščią tavo rojų. Tik patyręs nupuolimo vargą kietą, vėliai imsiu sekt patarimų tavuoju. Kai sugrįšiu prie tavęs, koks džiaugsmas didis tėviškame tavo veide suspindėsi. Tu sušuksi, grįžo, grįžo štai sūnus paklydęs ir ilgai karštai prispausi prie širdies. Bet dabar man duoki mano dalę, laisvės turtą. Aš jau pats bandysiu savo laimę kurti. Stebuklas, ane? Irgi vaikas. Ir dar, kažkokia nuojauta. Tam, kur aš dabar paskaitysiu. Praeinančiam pasaulyje praeisiu, kasdien suduždamas, bet išdidus, ragaudamas skurdžiosios žemės vaisių, ir moteris, ir saulė, ir sapnus, kaip svečias pakviestas į šventę šviesę, aš paragausiu vynas ar svaigus, aš tik gėlių spalvom pasigerėsiu, giliai savin įkvėpsiu jų kvapus ir mylimus nerūpestingą veidą, švelniai palietęs pirštais virpančiais, triukšmingai muzikai aplinkui jeigu ir atsisveikinęs mostu tik su svečiais, palikęs žiburius toliau jų šventei degti, išeisiu vienišas į amžinąją naktį. Jis nesirgo nieko ir netikėtai žuvo tragiškai. Perskėlė jam galvą skeveldrą. O tas eilėraštis lyg. Jisai namuose žuvo. Važiuot iš Lietuvos. Iš Lietuvos jis važiavo. Jis atvažiavo į plentą, bet plente buvo tiek prisigrūdę žmonių, reiškia vežimų. Jis ten Jurkaus savo draugo ieškojo, bet negalima tokioj minioj surasti. Ir jis pasuko atgal ir atvažiavo Jurkaus kiemą, kur jo draugo mama. O jis pravažiuojant sprogo kažkur, atlikė skeveldrą ir pataikė jam į galvą. Ir arklys jį įvežė į to draugo kiemą. Ir motina kalba jo klausė,
ar nesugavai Pauliaus Jurkrakio? O jisai tyli. Jinai pradėjo įbart, kodėl tu tyli. Ir prieja, tada pamatė, kad kraujas. Va taip įžuvo. O tas eilėraštis atrodo, kad jis išeinu į amžinąją naktį.